Labai vėlai nuvykome į viešbutį Lenkijos pasienyje. Linai teko patriukšmauti su hotelio administratore. Sako, aš kokiam durnyne nieko nesuprantu. Kodėl sakote, jog pusryčiai nuo 9:30? Mes 10 turime išvykti. Paskutinę kelionės dieną emocingoji Lina, vadovė, mus palieka, įlipa trečias gidas Arūnas. Todėl turėjome rekordinę kelionę su 3 vadovais. Ir tai buvo bene pirmas kartas, kai nėra renkami atsidėkojimo pinigai autobuse, renkami vairuotojams arba gidams. Na, niekas nesijėmė iniciatyvos. Vairuotojams tikrai buvo už ką. Kelionė buvo smagi ir linksma. Atsisveikinu, tardamas adios.